Jūreiviai namais vadina laivą. Kai kas ir apie mokyklą sako antri namai. O mūsų filmavimo grupiai namais prie jūros tapo viešbutis Old Mill. Dabar bus tikrai labai įdomu, nes čia gyvena visa mūsų kūrybinė grupė ir kas svarbiausiai pats Henrikas Vaitiekūnas. Viešbutis Old Mill, lietuviškai Senasis Malūnas, tikrai yra arčiausiai jūros esantis Lietuvos viešbutis. Dėl atstumo nesiginčysiu, bet kad vienas unikaliausių pastatų, iš tikrųjų išsiskirianti savo architektūrą, tai tikrai. Kadangi esu klaipėdiškis, tai atsimenu, kad toj vietoj buvo labai apleista, nešvaru. Kada čia prasidėjo visas jūsų renesansas? Atstatytas pastatas buvo 8 metais. Atstatytas autentiško forma ir aukštingumu. Ir tas pastato fasadas yra unikalus tuo, kad tai yra vienintelis Lietuvoje pastatas, kurio fasadas yra fachtverchinis, yra stiklas ir medis. Tai stiklas iškart sako tai, kad galima labai arti matyti jūrą. Ar teisingai spėjau? Ne tik jūra, Kuršių marias ir vaizdas yra tiesiai pro ir laivus praplaukiančius. Vaizdas yra nepakartojamas per kambario, reiškia tiesiog pro kambario langus. Ar, kaip sako, paprastas lietuvis, atvažiavęs savaitgalį prie jūros, jo kišenėje apsimokėti pas jūs? Tikrai taip, nes kainos nesikandžioja. Tai yra ekonominės klasės, verslo klasės viešbutis, kurį renkasi tiek verslininkai, tiek jaunos poros, norinčios šiek tiek romantikos. Tie patys klaipėdiečiai, norintys pakeisti aplinką, pabėga pas mus. Nes ne kiekvienas klaipėdietis pro savo langus mato jūrą. Būtent. Kambarių skaičius yra nedidelis, tai yra 31 kambarys. Nėra to šurmulio didžiulio, kuris būna dideliuose viešbučiuose. Tie, kas renkasi mus, jie nori jaukumo, jie nori, kad kiekvieną aptarnautų taip, kaip draugą, kaip seną pažįstamą, o ne būtų kaip konverių. Kad pasakė seną pažįstamą, yra žmonių, kurie nuolat čia pas jūs lankosi. Taip, ir ne vienus, ir ne 2 metus. Atvyksta, būna po savaitę atvyksta, būna su draugais atvyksta ir paskui draugų draugai pradeda vykti. Kol Henrikas bendrauja su kitomis damomis, aš pažiūrėsiu, kas jo kambaryje. Geras. Prašau, žvaigždės kaip gyvena. Nerealu. Žiūrėkit, laivas matas. Ką dar? O, antakiai kokie gražūs. Nerealiai. Oi. Kačiukas. Henrikai, geriau žmonos turėtumėt nuotrauką negu kačiuką čia. Ne, tai aišku. Visi turi savo atsipalaidavimo būdai, bet Henrikai aš nesitikėjau, žinokit. Iš tikrųjų iš jūsų, kad jūs mezgėjas. Žinoma, slaptas įsilaužimas į komfortabilaus viešbučio kambarį buvo suderintas. Ir ne tik su Henriku, bet ir su administracija. Henrikai, žinokite, aš sužinojau tokių detalių apie jūs įdomių ir pikantiškų. Žodžiu, mezgate jūs šiaip? Ten Marytė mezgė. Marytė tai tas kačiukas ten, kur mačiau nuotrauką. Kas yra Marytė, tai kažkaip šioje laidoje, kas yra Marytė, nesiaiškinsim. Vietoj to pasakysime, kas kitoje mūsų laidoje. Jūrinės valstybės paslaptis. Kokia istorija mena 3 metrų storio sienos ir senoji antidujinės atakos apsauga. Antras pagal dydį pasaulyje burinis laivas Kruzenšternas. Jis kviečia atsiliepti jame tarnavusius lietuvius. Ir žinoma, vėl bus daug jūros, laivų bei visokiausių Giedrės ir Henriko nuotykių bei klajonių. O jūs, ar jau ruošiatės prie jūros?